patinka FM99. Sveiki, bičiuliai, studijoje prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Šiandien mes pakalbėsime apie, ko gero, vieną iš tokių jaukiausių metų pabaigos laikotarpių. Nežinau, kiekvienas, ko gero, turime savo supratimą, o mes pakalbėsime apie gruodį. Metą, kai Alytus pasipuošia ne tik šviesomis, tradicijomis, istorijomis ir, ko gero, ypatingomis patirtimis. Svarbu jas nepraleisti. Šiandien studijoje puikūs svečiai iš Alytaus kraštotyros muziejaus Giedrius Bernatavičius. Giedriu, laba diena. Labadiena. Taip pat mūsų studijoje Aušra Kalėdaitė Račkauskė. Labadiena. Sveiki. Na ir pakalbėsime apie gruodžio mėnesio renginius, advento laikotarpį, apie tradicijas, galbūt ir apie ypatingą programą, kurioje skambės Dzūko advento kalėdų giesmės. Kiek žinau, kartu su Egle Kašėtienė ir lauks šiltas vakarojimus su Daulėliu. Tad labai smagu matyti jūs studijoje. Kaip sustoti šiame beprotiškame pasaulyje? Mano pirmas klausimas, ar ir manoma tai padaryti? Tikriausiai įmanoma, nors reikia čia pačiam nusispręsti, ar nori pristabdyti ar ne. Aš manau, visa kita tada nepasiduodi pagundomis. Ir tavo klausimus, Liudai, toks suktas yra ir galvoju, pašnekėsim apie ramybę, bet mes prieš ateidamas paskaičiavau, kiek darbo dienų yra 24 gruodyje, ar ne, ir mes turime 17 renginių. Tai galvoju, ar čia sustojam ar nesustojam, vėlgi, jeigu iš tos pusės. Bet kai pagalvoju, kad kraštotyros muziejus renginiai yra tokie kameriniai, daugiau uždari šitą, vis dėlto edukacijos, mokymai įvairūs ir tie patys koncertai, kuriuos jau minėjai, tai net tiek jau ir daug. Mes didelių koncertų turėsime 5 iš viso su šiais 2. Na, bet gruodžio mėnesio renginiai, kaip ten bebūtų, jie vis tiek turi tą ypatingą aurą. Jeigu mes atveriame savo sielą, savo širdį ir vis dėlto papasakokite, tai kokią nuotaiką šiemet norite jūs sukurti muziejuje ir kaip šis gruodis galbūt skirsis nuo praėjusių metų gruodžio. Tai vien jau tuo, kai paminėjai, kad mes gruodžio pirmomis dienomis, būtent gruodžio 3 dieną, turėsime Eglės Kašėtienės koncertą. Ir tikrai norintys gali šitą ateiti, registracijos pakol kas nepaskelbę, tikėkime, kad visi tilpsim ir dainuosime būtent senasias Dzūkijoje dar iki šiol gyvuojančias liaudies dainas, giesmėmis vadinamas, būtent kalėdinio advento laikotarpio dainos. Tai Eglė, jeigu kas nežino, yra profesionali muzikos atlikėja, yra netgi folkloro tyrinėtoja ir pati su tomis kaimo močiutėmis dar bendravo, kiek spėjo užrašė. Tai čia bus tokia, galima sakyti, neakivaizdi, Eglė vadovė bus, kelionė po Dzūkijos kaimus ir apie pristatymą, apie tuos pačius pateikėjus ir tų dainų padainavimą. Ir dainuosime visi. Ne tik tai, kad... Čia yra svarbu, kaip įsijungti į tą ir tada tu pajunti galbūt visai kitaip tą dvasią, ar nebūdamas kartu. Taip. Ir Eglė būtent kviečia šitą atsinešti, jeigu kas nors moka nerti arba nusivinėti, neškitės, viskas sėsim ramiai ir tokiam rate draugiškame dainuosime. Tai supratau, tai nebus tik tai dzūkiškos skambesio prisiminimas, bet ir tam tikra istorinė, ar ne, introdukcija, galima sakyti, į tą advento laikotarpį, kuriuo mes gyvensime. Taip, tikrai. O sekantis nuostabus koncertas bus kitą savaitę, jau kitą savaitgalį, reiškia, gruodžio 12 dieną, jau čia audiovizualių menų centre. Irgi dzūkiškas dainas dainuos alytiškių ansamblis Daulėlio, retai pasirodantis į viešumą, bet šiemet sugalvojo, kad reikia išeiti ir padainuoti. Tai sinagogoje irgi kviečia susitikti ir gražiai su jais kartu pasibūti, padainuoti dzūkiškas dainas. Giedriu, o tu dainuosi? Gal šį kartą aš pafilmuosiu ir pafotografuosiu. Na, mūsų studija yra Aušra. Jums tas laikotarpis, ne veltui mes pokalbį pradėjome nuo to beprotiško likimo ir to laiko, kuris tirpsta kaip tas pirmasis iškritęs sniegas. Su kuo jums asocijuojasi tas gruodis, tas advento laikotarpis? Tai tikrai nenori, bet tas šventinis šurmulys teikia ne tik džiaugsmą, bet ir stresą. Tai iš tikrųjų ir muziejuje kviesim visus visgi staptelti, pabūti čia ir dabar ir susidėlioti ir galbūt vartus ir prioritetus ir kad viskas nėra, kad nebūtų tos šventės tokios sukomercintos, bet tiesiog prisiminti ir tradicijas ir tiesiog sulėtinti savo tempą. Tai po Giedriaus aptartų dzūkiškų padainavimų taip pat kviestume dar pasižvalgyti po mūsų parodos turimas audiovizualių menų centre. Tai visą kitą savaitę, kas nematėte, dar galite suskupti ir spėti pamatyti Živilės Fornarė tekstilės parodą užkoduotą.
O gruodžio 11 dieną ją pakeis kita paroda, tai 17 val. Taip pat audiovizualiųjų menų centre vyks Andriaus Maciejaus parodos Prūsų Lietuvos novelės arba nekalbų sielos artefaktai parodos atidarymas. O, koks toks mįslingas pavadinimas, ar ne kas po jos slepiasi? Mįslingas pavadinimas, Andrius. Ja, mįslingas, tai palikim intrigą ir labai kviesim visus atvykti į parodos atidarymą gruodžio 11 dieną 17 val. Taip pat be parodų kviečiame ir prasmingai bei kūrybiškai praleisti laiką mūsų siūlomose edukacijos, jų tikrai yra nemažai visuose padaliniuose, į kaip kuriuos vietos labai greitai užsipildė, tai kalėdinius vainikus jų vietų nebeturim, bet norinčius susikurti dovanėlę, tiesiog vėlgi ramiai pabūti, užsimti rankdarbiais ir pasigaminti kažkokį žaisliuką, tarkim, ar dovanėlę galbūt, tai kviečiame į archeologijos muziejų gruodžio 5 dieną, visą dieną iš tikrųjų vyks kūrybinės dirbtuvėlės ir atvykę į muziejų galėsite pasigaminti žaisliuką iš molio. Aušra, bet čia turbūt mano toks trumpas intarpas, kad jeigu norite į vieną kitą edukaciją, nedelskite, nes tos vietos labai greitai paskui išnyksta. Taip, labai greitai iš tikrųjų. Ir iš tikrųjų kvieščiau turbūt sekti mūsų Facebook puslapį, Instagramą, ten mes paskelbėm visas edukacijas, visas naujienas ir ten turbūt greičiausiai galite rasti visą informaciją ir jeigu kažkas domina, tai nelaukit, gribkite telefoną, skambinkit, rašykit ir registruokitės. Tai artimiausias dirbtuvėlis gruodžio 5 dieną. Tada sekančios jau gruodžio 6, ilgai kviečiam nemiegoti ir atvykti į Matučio muziejų, ten vyks snaigių fabrikėlio dirbtuvėlės, tai dar kelios vietos yra iš tikrųjų likę, tai irgi kviečiam suskupti, registruotis. O gruodžio 13 ir 20 dieną Kraštotyros muziejuje bus organizuojami taškavimo meno mokymai su Ingrida Balevičienė, tai ten registracija jau per Ingridą Balevičienę vyksta, bet galite iš tikrųjų irgi registruotis ir ten tokia savotiška meditacija, labai viskas į temą, kad steptelt, tiesiog čia pabūti čia ir dabar. O metus iš tikrųjų užbaigsime koncertais. Audiovizualiųjų menų centre 22 dieną 15 val. Kviesim į sakralinės muzikos festivalio koncertą, o 27 dieną 17 val. Ypatinga muziejaus dovana lankytojams, tai pianistės Ievos ir Marijos Dudaičių koncertinė programa Karme Niujorke. Na, iš tikrųjų, gana intensyvus gruodis, ar ne, bet gruodis visada kalbant ir apie advento laikotarpį, na, ne veltui mes sakome, sustabdyti tą laiką sudėtinga, bet kartais reikėtų, bet jis visada su tam tikrų laukimu, jaukumu ir bendruomeniškumu. Ta bendruomenė gali būti tavo šeima, galbūt tavo artimieji, galbūt šiuose renginiuose iš tikrųjų galima įsilieti į tą bendruomenę, ypatingai muzikiniuose ar ne, koncertuose. Mano nuomonė, čia yra ta puikia galimybė peržengti tą savo barjerą ir tapti tos nedidelės bendruomenės narių. Kiek jums svarbus bendruomeniškumas ir ar jaučiate, kai žmonės ateina į Kraštotyros muziejų, nesvarbu į kurią erdvę? Tai aišku, kad svarbu, mes galų gale bendruomeniai ir dirbam ir tą pačią istoriją ir parodas viską kūrim. Kad ir šiandien, jeigu nekalbant apie koncertus, kur jau ten įsijungti reikia, ne tik tai atėjus paklausyti, bet išdrįsti lipti per nematomą slenkstį ir su savo kokiu džeržgiančiu arba labai maloniu balsu prisijungti prie dainininkės ir dainuoti ir jos neišmušti iš vėžių. Bet mes ir tas pačias parodas, kurios nuostabios yra netgi pratestos, yra ta pačia į svečius pas alytiškius. Yra nuostabi paroda pasakojanti apie alytiškius, apie mūsų būtent bendruomenę ir žmonės lankosi toje parodoje, dalinasi prisiminimais. Taip pat tiltų paroda dar vyksta, viena lauke, kita viduje. Irgi ateina alytiškiai ir nustebę patys žiūri, kad tikrai 10 metų prabėgo, kai taip atrodo, kad čia, net nežinau kaip pasakyti, į kurią pusę, bet sako, jau 10 metų prabėgo, atrodo, kad visą laiką stovi. Giedriau, bet tai yra Aušros, aš norėčiau paklausti. Man atrodo, kad Kraštotyros muziejai dabar, jeigu kalbėti, pavyzdžiui, apie parodas, tai jos yra tokios su šaknimi kažkodėl tai ir tai, mano nuomonė, labai traukia į tą miesto bendruomenę, bent jau tuos, kurie nebejingi yra istorijai, ar ne? Ir tos šaknys jos niekur nedingo.
Jos ir negali dingti šitą, kas iš to, kad pasakysi, kad dingo šaknis, aš nieko neturiu. Taip nėra, visą laiką jos yra vienur ar kitur. Ir tos parodos, iš tikrųjų, mes visą laiką jas kryptingai darome. Kartais gal mažiau pasiseka, kartais gal daugiau. Gal tai nelytiškių būna parodos, atvežtinės, bet vėlgi, jeigu tai su tautodailė, etnografija susisieja, tai vėlgi šita yra tokios parodos, kur kalba apie mūsų šaknis, gal nebūtinai kaip tik tai alytiškio šaknis, bet apie lietuvių. Taip. Na ir dabar tekstilės parodoje esanti, tai irgi įdomus, ar ne, toks dzūkiškas, indiškas ir ispaniškas motyvas, ir mes su autorė čia labai smagiai kalbėjomės, ir tai tik tai įrodo, kad svarbiausia pačiam neužsisklęsti savo mąstyme, savo pajautime, savo požiūrėje. Vis dėlto, kalbant apie gruodžio mėnesį, jums jis, kaip matau iš tų renginių gausybės, bus labai intensyvus. O jūs kaip žmonės surandate po to laiko pajusti tą advento dvasią ir šiek tiek stabtelėti, daugiau laiko paskirti ir savo artimiausiam žmonėms? Nežinau kaip Aušrai, bet tiesiog darbe tu padarai darbą, pravedi edukacijas, o šiandien irgi muziejuje kiek buvo? 6 edukacijos jau buvo. 6 per vieną dieną? Taip, per vieną dieną. Tai antradienį irgi 7 buvo, trečiadienį 7, vakar 5, įsivaizduokite. Tai mes tiesiog paskui jau vakare šitą apibėgę Alytų, apeini apie Alytų, apšliūži, susistatai į vietą šitą ir grįžti į šeimą šitą, jis laimingas. Kas ateina į edukacijas? Aš suprantu tėvus, kurie nori edukuoti savo jaunąją kartą, jiems tai irgi puikia galimybė, ar ne? Ir kartu pabūti, ir kartu vaikams atverti galbūt dar nematytus ir istorijos, ir gyvenimo puslapiuose. Bet vis dėlto žvelgiant taip sociologiškai, kas dažniausiai lankosi edukacijose? Mokiniai turbūt, bet pavyzdžiui, rytoj šeštadienis. Aš žinau, kad babka kep suaugęs žmonių kolektyvas, susisakęs jau seniai šitą ir atvažiuoja iš Panevėžio suaugusieji žmonės. Suaugusieji nori ekskursijos, susisako. Tai tame kalėdinėme laikotarpėje gali tuos vakarėlius savo kolektyvų švenčia kitaip irgi pasižiūrėdami į ekskursijas, į edukacijas susisako. Yra tokių, ne tik tai vaikai, negali sakyti, kad dabar viskas tik tai vaikai, bet taip, didesnė dalis vaikų yra edukacijos. Bet tai irgi labai gerai, ar ne, nes jie turi galimybę susipažinti. Galbūt ne visi šeimoje apie tai kalba, galbūt ne visi turi galimybės. Nes net ir tie patys vaikai paskui būna, kad ateina, tarkim, su mamom ir jie jau paskava, jau pažįsta mūsų darbuotojus, mamos žino apie mūsų edukacijas, apie viską, ir jas irgi, jeigu ateina, net iš tikrųjų vaikai jas atveda kartais ir savo tėvus. Tai ir tos bendruomenės iš tikrųjų taip ir plečiasi ir tarkim ten tas bendruomeniškumas per labai skirtingas parodas irgi labai skirtingai pasireiškia, kiek skirtingų žmonių sukviečia. Tai iš tikrųjų labai iš šono smagu stebėti ir įdomu stebėti, kaip skirtingos parodos pritraukia skirtingus žmonės. Taip, nes anksčiau aš prisimenu, tu gali netgi nespėliodamas iš karto pasakyti, kas bus parodos atidaryme. Dabar, žinok, to nepasakysi. Kitą kartą matai, tuos veidus matai, bet jie ateina ir žiūri naujų, ypač labai tai pastebime audiovizualių menų centre, jeigu ir parodos, ir koncertai, galvoji, o kas čia gali ateiti? Ir paskutiniam koncerte reikėjo pristatinėti kėdžių, nes buvo daugiau negu 100. Jūs vadinote audiovizualių menų centru, aš vadinu senąją sinagogą ir, nežinau, Aušra, kaip jums, kaip Giedriui, bet mano nuomonė tai yra, unikaliausia dabar erdvė, kultūrinė erdvė visom prasme, muzikinė, estetinė, pojūčio erdvė. Ir kiek teko kalbėti su svečiais, kurie ir paskaitai skaitė senoje sinagogoje, buvo puikus ciklas žydų kultūros palikimo. Visi yra susižavėję tiesiog tą atmosferą ir tai žmonėmis, kurie ir dirba ten ir kurie sugeba sukurti. Ir pats pastatas, ko gero, jis kvėpuoja tą istoriją. Absoliučiai tikrai pritariu, kad čia visiškai unikalus mūsų lobis, ką mes turime Lietuvoje ir labai smagu, kad yra tapęs kultūros židiniu tiesiog ir kur tikrai ir iš kitų miestų, ten iš didžiųjų miestų tiesiog dar galime irgi nustebinti su tokiam erdvėm iš tikrųjų ypatingom. Ir žinote, štai prieš keletą dienų teko kalbėti su žmonėmis, kurie sako, buvo labai aukšta pakelta parodų kartelė, jeigu kalbėti apie audiovizualių menų centrą ir sako, taip norisi, kad ta kartelė ir būtų išlaikoma toliau. Jūs ko gero patys irgi tą jaučiate, ne?
Nu taip, kartelė pakelta ir mes ją, mano akimis atrodo, kad mes jas nenuleidome, bet jeigu jūs visi tikitės, kad į Alytaus svarbę senąją sinagogą arba audiovizualių menų centrą važiuos kažkas iš Paryžiaus ar kitų muziejų, tai yra sudėtingas ir ilgas labai darbas. Bet niekada nesakai. Niekada nesakai, bet žinok, kokia situacija šiandien Lietuvoje su kultūra ir su kitais dalykais. Tai... Aš puikiai suprantu, bet aš prisimenu pokalbį su Tacu prieš daugelį metų ir supranti, ir aš irgi nelabai tikėjau, kad kada nors iš New Yorko jo darbai atvažiuos į Alytų, bet tai įvyko. Labai tikėtina, kad gali būti ir kas nors geriau, bet visą laiką reikia žiūrėti į realias galimybės, jeigu kultūros finansavimas. Čia labai kažkaip nuklytome į liūdną temą. Labai ypatingi žmonės pas mus dirba, labai užsidegę, visi idėjiniai ir iš tikrųjų stengiasi visi padaryti maks, kuo geriau viską ir tiesiog, kad tos kartelės nenuleisti realiai, net nesvarbu, kokios ten tos sąlygos būtų ir taip mums ten trūksta daug resursų ir žmonių ir palaikymo kažkokio. Bet Aušra ir Giedriau, sutikite, kad vis dėlto valstybės požiūris turi būti kitoks. Tai yra pagrindas. Valdžios požiūris turi būti kitoks, taip šitą ir visiškai kitaip. Mes tokie nustumti į paraštas dažnai neįvertinam. Ne visada nustumti, kartais ateiname į nepriklausomybės aikštę ir garsiai pasakome, ką mes galvojame ir taip, kaip mes vertiname tą situaciją. Tai mano nuomonė svarbu turėti tos drąsos viduje, norint būti laisvam, reikia tos drąsos. Aš noriu jums palinkėti ir drąsos, ir tuo pat metu laisvės pojūčio, nes tik tada gimsta ir geros parodos, ir įdomios edukacijos. Šiandien noriu padėkoti Giedriui Bernatavičiui ir Aušrai Kalėdaitei Račkauskiai už apsilankymą mūsų studijoje. Bičiuliai, nepamirškite, Alytaus kraštotyros muziejus gruodžio mėnuo tampa vieta, kur susitinka ir tradicija, ir muzika, ir tikiuosi tą bendrystę, kas irgi tuo laikotarpiu yra labai svarbu. Tad aš irgi noriu pakviesti visus klausytojus atrasti Dzūkų advento kalėdų giesmių Grožį su Egle Kašėtiene. Nuostabi. Ji turi tą sugestiją ir gebėjimą pateikti, nors pati ne dzūkė yra, bet tai perpratusi dzūkišką dvasią, kad tiesiog ir kartu pavakaroti su Daulelio ir pasinerti ir į parodų, ir į jaukią muziejaus gruodžio mėnesio programą. Ačiū Jums labai, kad suradote laiko. Ačiū. Na ir aš tikiuosi, kad iš tikrųjų Jūs irgi surasite laiko ir savo atokvėpį. Ši diena muzikos istorijoje. Prie mikrofono Liudas